Sveiki, aš jau vėl prisistatau jums naują vaizdo įrašą, šį kartą tai yra pamokėlė, o ne speed kažkoks tai. Tai kaip sukurti prepifoną. Manau, dauguma jo moka, bet kadangi yra tikrai daug ir nemažai pradžiamokslių, tai reikia kažkaip padėti. Tai yra toks noras kažką išmokti. Taigi pasirinkame belia kokią spalvą, nesvarbu, nes ją paskui keistis. Ir tada pasirinkame šitą. Paskui nubrėžėme tokį tiesiog, kad būtų tiesi linija. Ir paskui duplicate layer ir vėl duplicate layer. Sudvigubiname, kad būtų 3 kopijos. Tada perstatome. Ir viską rasterize. Rasterize layers. Dabar galiausiai reikia pakeisti spalvas. Eikit arba dvigubai paspaskit, arba eikit blending modes. Options tiksliau, netiksliau. Gerai, paskui reikia color overlay. Ir renkate spalvas, kurios darėtų tarpusavį. Nes paskui iš visų šitų spalvų jums teks padaryti atspalvį. Tai naudokite spalvų schemas arba svečias, kur čia šonėje, tai nežinau. Aš šiuo metu naudosiu svečias. Tai pasirenkame maždaug tokią. Paskui einame ant kito layer. Ir tokią. Ir kuri čia galbūt dėlėtų. Tokią. Ne, aš jau esu. Svarbiausia žiūrėti, kad tarpusavį dėlėtų, nes kitaip nerodyti trajektorijas. Tiks tokia. Galiausiai viską reikia sumerčinti. Nusižymim ir merge layer. Paskui, kaip žinote, reikia daryti wave. Tai einame į filter, distort ir wave. Galima ten, žinoma, reguliuoti. Kaip norint. Čia mes tokią padarysim. Paskui reikia duplicate layer. Ir reikia Ctrl ir C paspausti ir tiesiog apversti, jeigu norite dvigubos. Jeigu nenorite, tai palikite tiesiog paprastą vieną tą liniją. Padarius dvigubas reikia vėl sumerginti layerius. Ir na štai, bangelę jau turime. Taigi reikia dabar papuošti šitas dalis. Pirmiausia, atsiprašau, puošime pirmąją dalį. Tai tiesiog su Magic Wand Tool užsižymime ir tada sukuriame naują layerį, kad čia tiesiog būtų spalva. Paskui paspaudžiame Paint Bucket ir turi būti foreground ir tada pasirenkame spalvą. Aš visada renkuosi spalvą iš tų, kurios yra linijoje. Ir paskui nuspalviname. Ir galima taip pat daryti ir gradient, tai yra šitaip. Susikurite gradient iš šitų spalvų, kurios buvo linijos. Nežinau, čia kaip asmeniškai patogiau, aš dažniausiai darau su gradient. Reikia išsaugoti, todėl kad paskui jis vėl prireiks. Nežinau, kodėl vėl 12 čia. Ir padarom gradient. Galite visi, kaip tik norit. Ir jo. Ir dabar reikia eiti, kad būtų gražesnis pats fonas. Eikite į pattern. Čia nekreip linijos, aš išarnė. Ir renkamės patterną. Nežinau, koks gražiau atrodo. Galima reguliuoti matomumą. Ir paskui dar kartą. Reguliuojant šituos, keičiam visą išvaizdą ir tiesiog atrodytų geriau. Dabar dirbsime su brušais, tai reikia atsistoti ant linijos ir vėl ją užsižymėti su Magic Wand Tool. Sukurti naują layerį, jis turi būti virš visko. Ir tiesiog išdėlioti brušus. Žinoma, dabar belia kokį painu, nes pas mane visi išsitrynė. Galime mažinti dydį, keisti tiesiog taip.
pozicijai. Ne pozicija, bet supratu. Na štai, pridėliojam braušų ir tada reikia juos kažkaip tai daryti. Galite su stylais, bet man nelabai patinka su stylais, kažkada gal ir patiko, bet štai kai po kiek laiko ėmiau, kaip čia sakant, tobulėti coverio kūrime, tai kažkaip tai atrodo nelabai gražiai. Ir galime tiesiog rankiniu būdu, kaip aš dažniausiai ir darau. Tai galite reguliuoti spalvą, kokią tik norite, šviesesnė, tamsesnė. Ir paskui stroke. Galite dėti gradient. Arba galite, nežinau, paprastą spalvą, gal taip, kad man taip atrodo, kad žinau maždaug. Tada galima inner glow, kad tiesiog atrodytų, kaip čia pasakius, minkštai, nežinau kaip pavadinti. Na ir center ir tada reguliuoti šitą. Tiesiog matot su apvalėlį vėl. Ir drop shadow. Galite stroke dėti patarną, bet čia kažkaip nelabai žiūrisi patiems. Ne, galvom geriau. Va, maždaug taip. Paskui reikia, kad būtų deselect, spauskit Ctrl ir D. Nežinau, kažkaip neveikia. Tai va, dabar reikit vėl ant linijos ir reikia dirbti su apatiniu dalim. Tai užsižymėkit su Magic Wand Tool ir sukurkit naują layerį. Ir čia reikia tiesiog patarnų, paprastą patarnų. Tai eikit į Paint Bucket ir nustatykit pattern on a foreground. Ir susiraskit jūsų lentas. Tokias ar tokias, kokias turit. Ir dabar reikia pridėti kažkokių lašiukų ar dar kažko, kad tiesiog atrodytų pilnesnis. Tai pasirenkame lašiukus, sukuriam naują layerį ir spalvas pasirenkam. Spalvas geriausia rinkti iš tos linijos, kad jos dėrėtų tarpusavį. Galite naują layerį, tai galvojat, kad sukeisit ar kažkas. Galite tą pačiame. Galite ir ne su spalvom, o paskui su patarniais padaryti, bet man kažkaip su spalvom gal geriau, nežinau. Reikia gal, ne, spalvom. Tikrai matosi gal. Nesmė. Maždaug taip. Paskui reikia vėl deselect. Ir dabar dirbsime su apačio linija, tai reikia iškelti liniją virš visų šitų, kad jinai būtų pilnai tiksliau matytųsi. Ir reikia tos tarpus ką užpildyti. Pirmiausia, tai užsižymim, sukuriam naują layerį, einam gradient ir taip. Tada noise galime. Paskui deselect ir paskui vėl sužymime kitus. Vėl naujas layeris. Tada einam į blending options ir tada pattern overlay. Ir pasirenkame kvadračiuko patterną. Nustatome luminosity. Ir va. Tada deselect. Ir vėl iškeliame liniją į viršų. Galima liniją daryti su blizgučiais, kad jinai blizgėtų, tai yra noise, add noise, bet man čia kažkaip taip nesižiūrėtų. Taigi eikime į blending options. Ir bent jau man patinka pridėti pattern stroke. Ir jo va. Galima dar drop shadow. Arba galima inner shadow.
Na štai lygiai ir viskas. Tai tiesiog beliko viską užsižymėti ir neačiū visible. Tai kągi, kaip ir pamokėlė baigta, tikiuosi bent kažkiek padėjau. Ir spauskite like arba dislike, priklausant patiko, padėjo ar ne. Komentuokit, kokių pamokėlių dar norite, nes man sunku, ką manau bus sugalvoti. Ir prenumeruokit kanalą, kad tiesiog žinočiau, kad jums tai patinka ir padeda. Ir kurčiau toliau video. Ir jo. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot ir susimatysim dar. Iki.